Svečiuojamės grožio salone Eslaude. Turbūt kiekviena moteris šiuo metu sunerimusi, žvilgtelėjusi į veidrodį, pamatome, kad ta oda mūsų veido nėra tokia jau graži ir įsausėjusi, ir pleiskanoja, ir rausta, ir tempia. Kaip mums namų sąlygomis ją prižiūrėti? Išsausėti gali tiek sausa, tiek riebi, tiek mišri veido oda. Phytosan kosmetikos mokslininkai pačiose jūrų gelmėse atrado augalinį koralą Žania rubens, kuris pasižymi išskirtinėmis drėkinamosiomis savybėmis, ilgai išliekančių drėkinančių poveikių, balansuoja ir atstato mineralų pusiausvyrą odoje. Žania rubens koralas taip pat yra derinamas su kitomis veikliosiomis medžiagomis, tokiu būdu siekiant užtikrinti didesnį drėkinimą ir papildomą priežiūrą. Kokias priemonės mums reikėtų turėti namuose? Pirmiausia, reiktų kruopščiai nuvalyti veidą nuo susikaupusių nešvarumų. Tam tiktų Phytosan kosmetikos drėkinantis, valantis pienelis. Kartą per savaitę siūlyčiau odą pavalyti veido šveitikliu su augaliniu koralu arba švelniu šveitikliu. Sausai odai Phytosan kosmetika siūlo maitinantį, drėkinantis kremą, kurio sudėtyje yra saldžiųjų migdolų aliejus, kuris maitina odą, regeneruoja. Taip pat Žania rubens koralas, kuris drėkina ir leidžia palaikyti apsauginio odos sluoksnio vientisumą. Taip pat dar siūlo maitinantį kremą, kurio sudėtyje yra abrikosų kauliuko aliejus ir Žania rubens koralas. Labai svarbu naudoti kaukes. Phytosan kosmetika siūlo maitinančią, drėkinančią kaukę su Žania rubens koralu ir jojobos vašku. Kaukę reiktų į savaitę naudoti kartą, 2 kartus. Reiktų nepamiršti ir kūno odos. O ką jūs siūlote, jeigu moteris nori pasilepinti, stabtelti minutę ir tą grožį ir efektą čia pasiekti jūsų salone? Phytosan kosmetikos kūrėjai sukūrė drėkinančią procedūrą, kuri vadinasi jūros muša. Ji pasižymi tonizuojančią, skaistinančią ir drėkinančią kaukę iš jūros dumblių. Šią procedūrą siūlome atlikti grožio salone, pasirūpinti savo odos skaistumu ir drėkinimu artėjant pavasariui.